Sveiki. Kas mane žino, tai žino, kad studijuoju sociologiją. Atlieku savo tyrimą ir taip jau gausi ir yra reikalavimai, bet ir stengiuosi dalyvauti papildomai, kiek išeina įvairiose sociologų, mokslininkų, socialinio mokslo konferencijose. Ir kai va čia paskutinį kartą dalyvavau prieš porą savaičių Kanadoje, Work and Family Researchers Network organizuotoje konferencijoje, tai jinai jau vyksta ne vienerius metus ir iš principo apie šeimą, darbą derinimą, vaiko priežiūros, atostogas ir panašius dalykus. Stengiausi pasidalinti bent jau kiekvieną dieną kažkuo truputį, kas man įsiminė. Ir tikrai ne visko išeina pasidalinti, nesudalyvavau tiek, kiek būčiau norėjusi. Ir ne tik dėl vaiko, bet ir dėl to, kad tas vaikas sirgo. Bet ko norėjau dar pasidalinti ir nespėjau, buvo toksai pristatymas, labai gerai prisimenu tą mokslininką iš Anglijos, nes su juo teko susipažinti ir gyvai per tą tokią jau bendravimo, tokią kaip ir vakaronę. Ir po to nuėjau į jo pristatymą ir labai nenusivyliau, man labai patiko. Jisai pristatinėjo savo atliktą tyrimą su tėčiais, kurie lanko Anglijoje tokius bendruomenės kaip ir namus, tokios būna erdvės, jos gali būti privačios, gali būti viešosios erdvės, gali būti privačiai organizuojamos už pinigus, gali būti viešai nemokamos programos tėčiams su vaikais. Jie ateina tenais tie vyrai ne pabendrauti su kitais vyrais, o daugiau laiko, kokybiško to laiko, kaip dabar sakom, praleisti su savo vaikais. Na ir jisai pristatė tą tyrimą, ten vaikšto ir tėčiai, išsiskyrę tėčiai, bet nebūtinai nudegę nuo moterų, nukentėję nuo moterų. Ir nebūtinai. Bet būtent tas aspektas, kai vyrai nukenčia nuo moterų, apie jį mes nekalbam. Apie jį mes ir ypač tokiose konferencijose, ir ypač tarp socialinių mokslų srities mokslininkų. Ir gal aš ir stereotipą pasakysiu, ir tokią kaip ir viešą tiesą, kurią visi žino. Tiesiog šioje srityje dauguma mokslininkų yra mokslininkės. Ir nenuostabu, kad feministinė linija ten yra labai labai ryški, labai garsi ir moterų balsas ten tikrai yra girdimas. Ir kas buvo man įdomu, tas tyrimas apskritai ten, tas tyrimas gal ne tiek, kiek ypatingas, kiek jis parodo, kad tėvams ir vaikams to reikia. Ir tokių vietų ateiti bendrauti, kurti tą ryšį su vaiku, ypač kai tėvai, kai poros šeimos yra įsiskyrusios. Bet mane nustebino ne tiek tas, aš sužinojau, kad tokie dalykai yra, bet, nors privačių iniciatyvų Lietuvoje mes irgi turim vieną kitą, bet būtų labai reikalingos ir aš sveikinčiau tokį dalyką. Jeigu kam būtų įdomu, tai tas mokslininkas man pasisiūlė asmeniškai, sakė, jeigu būtų norinčių, jisai galėtų pravesti mokymus internetu, galėtų apie tai pakalbėti ir pravesti, kaip reikėtų tos grupės organizuoti, ką jisai jau yra patyręs ir ką rekomenduotų. Tai jeigu kažkas klausysitės šito video ir po to nuspręsit, kad ar jau kažką darot panašaus ir norėtumėte išgirsti
iš mokslininko, kuris pasidalinti patirtim, tai kreipkitės, rašykit man. Aš ir pati ketinu pasiūlyti jo tokią tiesiog iš savęs pasiūlymą ir pasisiūlymą padėti kurti tokius dalykus, nes jis mano, kad labai reikalinga. Bet ne tai norėjau dar pasakyti. Šito kaip ir nespėjau pasidalinti anksčiau ir dalinuosi dabar ir manau, kad tas laikas pasidalinti labai tinkamas yra. Nes mačiau ten kažkokia kontroversija vyksta su kunigu. Aš nesigilinau į mano atostogas, aš nieko neskaičiau, jokių straipsnių, nieko. Aš mačiau kelias ten nuotrapas ir nesigilinsiu, jeigu jūs norit, man pasidalinkit komentariuose, kas ten tiksliai įvyko ir panašiai, ir kas yra kontroversija, bet ką aš pamačiau, kas dar dalinasi, Veryga dalinasi, Zuoka. Politikai labai pasigavo šitą, kad prieš porą metų buvo, kaip čia man saulė pradėjo šviesti, kurią čia man pusę pasisukt, gal kaip tik nuo saulės, kad buvo atliktas Baltijos tyrimų berods tyrimas, ten nežinau kokie kiti buvo klausimai, bet ten ta lentelė, tas grafikas buvo pateiktas apie tai, klausimas apie tai, ar žmonės, respondentai, ar jūs manote, kad kiti žmonės Lietuvoje bijo išsakyti savo nuomonę. Ir tam visokie atsakymų variantai. Taip, ne, šiek tiek, nežinau, kažkokie tokie. Ir iš principo tas tyrimas to klausimo atsakymai parodo, kad taip, žmonės galvoja, kad kiti, dauguma žmonių galvoja, kad kiti bijo pasireikšti. Mačiulis, mačiau, kad sukritikavo prieigą klausimo, nes klausimas yra apie kitus asmenis, ką jūs manote apie kitus asmenis, bet gal į metodologiją dabar nelysim, nors aš turėčiau ką pasakyti šiuo klausimu. Bet kodėl tai svarbu? Pirma, ir kodėl aš dar sujungiu su konferencija. Ir kaip sakiau, kad socialinius mokslus srityje dominuoja moteris, dominuoja feministinė linija. Ir po to pranešimo, kurį aš ką tik pasidalinau, to mokslininko apie tėčius ir vaikus Anglijoje bendruomenėse, kai jie susitinka ir praleidžia laiką kartu, po pranešimo vienas vyras, tam beje visi mokslininkai, tai reiškia, kad jis irgi kitas mokslininkas, nežinau tik kokią laipsnio akademikas, tyrėjas, nepanašu, kad jau studentas, jisai jau baigęs šiek tiek vyresnio amžiaus. Paklausė klausimą apie tai, kad tokią provokuojančią, sakyčiau, klausimą jis paklausė, ar jūs nemanote, kad kartais šiais laikais vyrai tampa pažeidžiami ir ta silpnoji lytis? Kažkaip taip. Ir ten ta diskusija labai nesivystė, jinai man truputį, net aš kodėl irgi dar važinėjau konferencijas, man įdomu būtent tą diskusiją, ne tik klausyti, skaityti tyrimus, juos cituoti ir panašiai ir sužinoti naujus. Man įdomu, kaip mokslininkai bendrauja, kaip jie tarpusavį, ką mąsto, kaip vystosi ir panašiai. Tai jis paklausė tokio drąsaus klausimo ir nors diskusija neįsivystė po pranešimo, kai baigis klausimai atsakymai, aš tiksliau einu link to vyro, norėdama užmegzti kontaktą, nes iš tikrųjų jisai tokią klausimą paklausė, toksai kaip ir tabu. Ir kol aš ėjau ir sustojau, kitas vyras, mokslininkas, kaip sakau, moterų tam buvo absoliuti dauguma, bet pranešėjas vyras klausė ir paklausė to klausimo ir prieina kitas vyras, mokslininkas ir klausė, jūs paklausėte drąsaus, jūs drąsiai paklausėte, jūs išdrįsote paklausti tokio klausimo. Ir aš norėjau lygiai tą patį pasakyti. Lygiai tą patį aš priejau ir tą patį dalyką sakė kitas mokslininkas, kitas vyras. Sako, jūs paklausėte drąsaus klausimo ir aš irgi norėjau pasakyti, jūs paklausėte drąsaus klausimo. Tai yra toks dalykas, toks tabu, apie kurį mokslininkų bendruomeniai, vakarų mokslininkų bendruomeniai nėra kalbama. Apie tai,
kad apie vyrų teisės, apie vyrų diskriminaciją, apie vyrų ir vaikų santykius, apie vyrų po skyrybų, kaip vyrai nukenčia nuo moterų ir panašiai, tai nėra kalbama. Apie tai nėra kalbama. Ir tai, kad jis paklausė to klausimo, buvo drąsu ir aš norėjau jam tai pasakyti ir norėjau užmegzti ryšį ir paklausti, ką jis apskritai, kodėl jis to paklausė, nes jeigu žmogus to klausia, vadinasi, jis turi irgi kažkokią patirtį iš anksčiau. Vadinasi, tai jis jau arba yra su to susidūręs, su vyrų diskriminacija ir panašiai. Taip, tai nebereikala vienu žodžiu, jis to paklausė klausimą ir man buvo įdomu užmegzti santykį. Ir man prieinant lygiai tą patį norėjo pasakyti kitas dar žmogus. Tai reiškia, aš gavau tokį kaip patvirtinimą, kad čia ne aš viena taip supratau, kad tai buvo drąsus klausimas. Ir po to kitą dieną aš negalėjau prieiti iš karto pas pranešėją, nes Gotardukas sirgo. Ir turėjau lėk namo greitai. Tokia dalia. Bet kitą dieną man pavyko prie jo prieiti. Ir aš irgi pasikalbėjau. Ir jis lygiai tą patį man patvirtino, kad apie šias temas mes nekalbam. Ir kodėl aš apie tai sakau? Tas klausimas Lietuvoje dabar ta tema iškilo, ar žmonės apskritai bijo kalbėti, ar yra temos, apie kurias kalbėti viešai yra tabu, bet ne tik tabu, bet bijo pasakyti, nes bijo, kad kiti kažką ne taip pagalvos darbo kolektyve, kad galbūt jis bus atstumtas. O jeigu kalbant apie politiką ir politinę sritį, ar politikai nebijo išsakyti tam tikrų nuomonės kokios nors, galų gale savo asmeninės nuomonės kokiais nors klausimais ir nebijoti būti atstumtais? O mokslininkai, ar nėra tokių sričių, apie kurias jie nekalba ir netiria? Arba bijo pasisakyti, neviešina? Ir man atrodo, kad taip. Tai yra, kodėl aš tai ir papasakojau, aš manau, kad tai nėra Lietuvos problema. Tai yra absoliučiai, negaliu kalbėti tiek daug apie, tarkim, artimos panašiai, čia visiškai kitas pasaulis, bet vakarų, bent jau socialinių mokslų, tam tikrą sritį, kaip sakau, kas liečia bent jau šeimą ir darbą, šiuo metu aš jau jaučiuosi ir tam vykau šitas konferencijas, ne tam, kad be abejo, man labai svarbu pristatyti savo darbą, man tikrai, man pačios mano tyrimas yra įdomus ir aš noriu jį pristatyti ir išgirsti kitų mokslininkų nuomonę, tai man tai yra svarbu, bet man dar svarbiau buvo išgirsti ir pamatyti, kaip mąsto, kaip bendrauja, ką kalba, kokios tendencijos yra būtent šeimos ir darbo derinimo srityje, tos šeimos ir darbo, šeimos politikos srityje. Ir aš manau, kad aš ganėtinai jau pamačiau dalykus ir taip, tai yra tylima, tam tikromis temomis yra tylima. Ir aš jau prikalbėjau 14 minučių. Ir aš čia tuoj sustoju, nors turėčiau tikrai daug ką pasakyti, bet aš noriu šiuo klausimu pasakyti, kad aš manau, kad taip egzistuoja tokios temos, taip egzistuoja gan didelė, sakyčiau, žmonių dalis, kurie bijo pasakyti savo tikrą nuomonę, nes labai įsigalėjus tam tikrą tiesos, kabutėse, linija, kuri yra jau priimtina, kaip vaikai auga, jie žino, ką jie turi daryti ir kaip sakyti, ir kaip kalbėti, ir netgi kaip mąstyti. Tai dabar yra taip susidariusi tokia tam tikra atmosfera, tam tikras yra naratyvas, kaip žmonės turi mąstyti.
Lietuvoje ir vakaruose apskritai, Lietuvoje mes iš tikrųjų matom mažiau to spaudimo. Jeigu jie sako, o Lietuvoje kaip blogai, aš galiu jums pasakyti, kiek aš keliauju ir kiek matau ir kiek domiuosi ir skaitau, Lietuvoje dar net nėra taip blogai kaip vakaruose. Ir aš irgi čia turiu daugiau pasakyti, bet čia sustosiu, ar persikelsim į komentarus, jeigu įdomu, ir aš pasistengsiu tai pagrįsti, kodėl aš taip sakau. Ir paskutinį dalyką pasakysiu, kodėl Lietuvoje taip pat. Lietuva, ką jinai daro, mes kai esam tarp rytų ir vakarų, mes labai bėgam nuo rytų ir labai stengiamės būti, bet kas yra būti asocijuojamai su vakarai, su rytais, visko neiksim, atsiribosim ir taip toliau, netgi jei tu būtų kas nors naudinga, ir viską kopijuosim nuo vakarų, net per daug neįsigilinę, ar tai teisinga. Šitas šiaip fenomenas labai įdomus, mes kai kalbam apie pasitikėjimą savim ir meilę savo ir taip toliau, ir kaip valstybė, šalis, visuomenė Lietuvos, mes esam baisiai nesubrendęs asmuo, baisiai nepasitikintis savimi, bijantis pasakyti, bijantis turėti savo nuomonę apskritai, ir čia net kalba eina ne tik apie mūsų visuomenę ir individus asmeniniam lygyje, ta prasme individualiai, bet kaip valstybė apskritai, mūsų politikai bijo pasakyti tai, ką jie galvoja. Labai retais atvejais jie pasako kažką griežčiau ar kažką išskirtinio kitaip negu vakarai, tarkim, manytų. Nes lygiai taip pat jie kopijuoja ir jie žino, kas bus priimta gerai ir kokia nuomonė bus priimta ne taip gerai. Ir, pabaigai pabaigsiu tokiu labai akivaizdžiu įrodymu. Tai jeigu dabar jau buvęs ministras bijo pasakyti savo nuomonę apie tai, kiek yra lyčių. Vakaruose šitas klausimas truputį kitaip išsirutuliojo. Vakaruose klausė toksai irgi, jeigu mūsų toksai kontrolinis klausimas apie Rusiją yra kieno Krymas, Lietuvoje apie ideologinius tokius nukrypimus klausimas yra kiek yra lyčių, tai vakaruose klausima ne kiek yra lyčių, o kas yra moteris. Ir mes žinome, kaip reikia mąstyti, mes žinome, ką turime atsakyti. Ir ministras, kaip tikras politikas, nepasakė nei taip, jis susisuko realiai nuo klausimo. Bet tai parodė ką? Tai parodė, kad jis žino, ką turi mąstyti, taip tikriausiai prieštaravo jo nuomoniai, ir jis išsisuko nuo klausimo, nepasakydamas savo nuomonės. Ir net ne nuomonė, tiesiog suvokimo apie pasaulį, ne? Jo, tokio pačio, tai yra pats pagrindas. Jeigu mes nežinom, kas mes esam, koks mūsų yra kūnas, apie ką mes galim kalbėti iš vis. Tai man tai yra pats tas kontrolinis klausimas, kuris parodo, kad ne šiaip žmonės bijo pasakyti savo nuomonę, bet net aukščiausio lygio pareigūnai bijo pasakyti savo nuomonę. Tai ir kas puola, ir pažiūrėkit, kas puola kunigą, aš per daug sakau nesidomėjau, bet aš jau matau, kas. Ta prasme, jau aš galiu užsimerkus pasakyti, galiu atspėti, kas puola, kokie žmonės. Ir kokie žmonės gina. Ir čia labai reikia būti atsargiems. Labai ypač ir tiesiog paprastiems žmonėms, paprastiems balsų rinkėjams. Žiūrėkit tos politikus, kurie naudojasi šitą visą situaciją. Viena, kai kiti yra gina iš ideologinės pusės ir jie tiki tuo, jie tiki, kad yra 100 lyčių ir whatever, gali rinktis, ką nori ir keistis, jie to tiki. Čia kita tema. Bet yra politikai, kurie neturi pagrindo per didelio ir jie tik naudojasi šitą temą, nes jiem prisitaiko prie situacijos. Galima pasižiūrėti, ką jie kalbėjo prieš, tarkim, tokie politikai kaip Zuokas prieš 5 ir 10 metų, 20 metų net gal, ir kaip jie prisitaiko kaip gyvatės ir dabar kalba tik tai, kas patiktų žmonėm. Tai čia reikia labai būti atsargiem,
ir įsiklausyti ir nepasikabint ant kabliuko ir nepatikėti jais, jų nuoširdumu, nes jie tikrai tiesiog naudojasi šitą progą. O mums visiems, kitiems, aš manau, kad taip, nėra būtina visur ir visada atvirauti. Tačiau bent, ypač jeigu tai kažkaip rizikuoji savo santykiais, jeigu rizikuoji savo darbo vietą, aš esu absoliučiai tikra, kad taip yra, kažkuriai daliai žmonių taip tikrai yra. Aš net nepasakysiu, kad daugumai, nemanau, kad daugumai. Manau, kad žmonės paprastam gyvenime labai puikiai viešai to nepasako kai kurių dalykų, bet ne viešai, ne vieši pokalbiai yra labai dar glaudus, asmeniški gali būti ir nemanau, kad čia kažko labai nukentėtų. Bet yra dalis žmonių, kurių karjera gali nukentėti nuo to ir aš manau, kad gerai, galim kartais patylėti. Tačiau, jeigu jūs matot ir žmonių, kuriais pasitikit, ypač politikų, kurie išdrįsta atvirai teikti dalykus ir gina juos nuosekliai daug metų ir nekeičia savo odos spalvos pagal ateinančias kažkokias tendencijas ir naudodamėsi kažkokią pasikeitusią laiko dvasia, pasikeitusiam aplinkybėm, balsuokit už tos žmonės. Dabar bus rinkimai rudenį, balsuokit už tos žmonės. Nes kitaip pokytis neateis. Kitaip, jeigu mes už tos žmonės nebalsuosim, tiesiog bus dar blogiau. Sakau, Lietuvoje nėra dar taip blogai kaip vakaruose, bet jeigu mes toliau vakarus aklai kopijuosim, tai tikrai bus blogiau. Ir aš tikrai komentaruose, jeigu kažkam bus įdomu, aš net nežinau, ar kam nors įdomu iš viską aš čia prikalbėjau, aš norėjau tai pasakyti ir pasakiau, nes jau dabar tikiu, kad turiu patirties tam tikros. Moksliniai srity šiek tiek kitose srityse. Ir kam bus įdomu, aš galiu pasidalinti ir šaltiniais, ir ko aš remiuosi, ne tik savo asmeninę patirtim, bet ir knygomis ir kitais duomenimis. Tai tiesiog norėjau pasidalinti šią savo nuomonę ir nežinau, jeigu šita diskusija suritulios kažkaip dar, aš mielai atsakysiu jų klausimus ir pasidalinsiu. O dabar sėkmės mums visiems ir gražiausios vasaros.